Labą dieną visiems. Sveikinu jau tradicija tapusiam Telijos smulkaus verslo skatinimo veiksme, kai turime jūsų verslo, jūsų sėkmiai aktualius pranešimus. Kaip matote, iš pranešimo pavadinimo kalbėsime tikrai visiems žinoma elektroninės prekybos tema. Po karantino ši verslo šaka tikrai sprogo ir daug verslų pamatė, kad kai užsidaro fiziniai pardavimo taškai, tai yra tiesiog ne klondaika, o išgyvenimo sprendimas turi ar neturi. Ir labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi galėdamas Jums pristatyti savo šiandienos partnerį Vitalijų, kuris ir papasakos apie elektroninės prekybos niuansus. Ir prieš perdodant Vitalijui žodį, noriu tokį šiek tiek provokuojantį klausimą sakyti. Vitalijau, tikrai ne vienas verslininkas, ypač smulkus, žino, kas ta e-prekyba ir matė daug visokio žanro prezentacijų ir pristatymų. Tai kuogi tavo pranešimas išsiskirs, ar kurias vietas tu norėsi akcentuoti savo pranešime? Sveiki, visi. Pabandysiu nupasakoti tam tikrus dalykus, kurie kaip ir trivialūs, paprasti, tačiau tuo pačiu ne visi tai padaro. O ypač, kas liečia tą pirkimą, konversiją ir kodėl tie žmonės nubyra, arba kokie galėtų būti įrankiai išspręsti nestandartinės situacijas. Tai pasidalinsiu praktiką iš mūsų virtuvės, kai aptarnaujame apie 1000 parduotuvių ir žinom, kur jie dažniausiai kliūna, ko jie dažnai nepadaro, nors tai atrodo kaip ir paprastas dalykas. Tai bandysiu šiomis įžvalgomis pasidalinti su jumis ir tikiuosi, kad iš to išnešit bent vieną kažkokią mintį, ką galima bus realizuoti jūsų versle. Tai ką, laukia smagus pranešimas ir jau prieš visiškai perdodant mikrofoną tau, noriu priminti mūsų webinaro praktinius susitarimus. Viso webinaro metu jūsų klausimai laukiami klausimų ir atsakymų skiltyje ir kaip visada po webinaro jo įrašą mes tikrai persiusim visiems užsiregistravusiam dalyviam. Tai ką, smagaus ir naudingo laiko ir Vitalijau, važiuojam. Ačiū. Taip, trumpai tada pasakysiu, kuom remiantis pasakosiu šiandienos visą tematiką, nes dalis galbūt ir pažįstat, kas tas Verslas LT, dalis gal ne. Tai Verslas LT yra parduotuvių nuomos platforma, tai yra išdirbta sistema, ją jau virš 16 metų adaptuojame Lietuvai, Latvijai, Estijai, šiai dienai virš 1000 elektroninių parduotuvių ir dažniausiai pas mus ateina verslai, kurie nori dirbti, o ne galvoti, kaip programuoti ir kokias klaidas reikėtų taisyti, tai kur tas programuotojas susigaudyti. Tai remintis šitą patirtimi, 16 metų ir maždaug 1000 parduotuvių paleistų, bandysiu nupasakoti tokias bendrinės pradžių tendencijas. Tai kaip atrodo elektroninė parduotuvė, šiai dienai turbūt tai jau nėra paslaptis, tai gali būti ir visokių įvairiausių prekių, tai gali būti ir kažkokie soc projektai, kur tiesiog renkamos paramos ar parduodami podeliai, bet tie pinigai skiriami ne verslui, o kažkokiem kilniem tikslam. Tai gali būti ir didmenos projektai, mažmenos, uždaros prekybos, tai tų scenarijų yra iš tikrųjų labai daug. Dažnai dabar yra ir miksuojama, ypač jeigu tai yra gamintojai arba aukštesnės klasės prekių pardavimai, tai dažnai reikalinga daugiau nedidelė prezentacija, ne tik elektroninė parduotuvė. Prekių pateikimas šią dieną, kadangi kalbam, kad turi viskas suktis aplink klientą, kuris ateina į elektroninę parduotuvę, tai kuo daugiau reikia skirti dėmesio tam, kad parodyti prekę, paveiksliuką, aprašymą, specifikacijas. Jeigu yra kažkokios instrukcijos, tai po pirkimo leisti klientams atsisiųsti tas instrukcijas. Galbūt tai bus dar kažkokia papildoma medžiaga, kaip angliškai sakoma, data sheetas ir panašiai. Tai tokią medžiagą labai gerai irgi talpinti elektroniniai parduotuviai, kad žmonės po pirkimo tas prekes galėtų įsigyti. Jeigu vis dėlto tai yra link didmenos sprendimai arba kažkokios tai prekės kaip detalės, kaip guoliai, šarnyrai, kažkokios smulkus daikčiukai, tai dažnai būna, kad tokiuose projektuose netgi nebūna nei nuotraukų, nei aprašymų, tai daromi tiesiog tokie prekių sąrašai, kur galima kažką atsifiltruoti, pamatyti kažkokių vieną kitą praktiškai tik tai parametrą ir užsisakyti. Tai
priklausomai nuo verslo, ar tai yra didmena, mažmena, šiek tiek skiriasi ir prekių dažnai pateikimas, tačiau nesvarbu, ar tai netgi būtų didmena, tam klientui vis tiek reikia kuo daugiau informacijos, patogumo turėti iš jūsų pusės, iš jūsų būtent indėlio, kaip jūs pateikėte. Ir vienas iš tokių gal pavyzdžių, vakar kalbėjom su vienu iš klientų, kur turi internetinę parduotuvę, turi didžiosiuose prekybos centruose fizinės parduotuvės ir sako, nelabai veikia. Į klausimą, kodėl nerodot informacijos, kuriame prekybcentrėje yra ta prekė, nėra, galbūt žmogus nori pamatyti internete tik tai, kur jam nuvykti, kurį prekybcentrį ir fiziškai pačiupinėti tą prekę. Sako, tai tegul važiuoja ir pačiupinėja. Sakau, ne, e-komercija šiai dienai taip neveikia. Jeigu jūs rodate prekę ir turite kelis taškus, jūs turite parodyti, kad būtent, tarkim, į šį prekybos centrą važiuok, ten yra šitą prekę, o į šį prekybos centrą nevažiuok. Nes turim galvoti apie būtent pirkėją. Tai jeigu visa mąstysena bus per pirkėjo prizmę, tai tikėtina, kad jums pasiseks ir geriau. Pinigų surinkimo prasme, tai tikriausiai žinot, kažkokių čia stebuklų per pastarosius praktiškai 5 gal metus ar net daugiau ir neįvyko. Įvyko gal tik tai didesnis kiekis operatorių, kurie aptarnauja ir padeda surinkti pinigus. Tai Paysera turbūt toks žinomiausias, didžiausias Lietuvoje žaidėjas, kuris atlieka tarpininko funkciją surinkant pinigus. Dabar tai daro ir didieji bankai, yra ir mažesnių tiekėjų. Svarbu dar galbūt paminėti, kad į užsienį prekiaujant neužtenka vien tik tai PayPal, neužtenka vien tik tai kreditinio. Stripe'as vienas iš tokių būdų, kuris padeda šią dieną irgi surinkti pinigus užsienyje vykdant prekybą. Ir svarbu labai nepamiršti ir Apple Pay, Google Pay produktų, kadangi visi praktiškai kas kreditinės kortelės pridėję prie savo iPhone'o ar Samsung telefono, jie yra įpratę, kad tai galima padaryti nesuvedant kreditinės kortelės duomenų, o tiesiog spūstelėjus porą kartų tą patį mygtuką ir transakcija įvykdoma. Tad jums kaip prekybininkui tai yra tikrai patogiau, nes jūsų pirkėjui tai yra irgi patogu. Svarbu irgi vienas iš tokių dar niuansų, jis gal sudaro mažiau negu 1% bendroje įmokų surinkimo apyvartoje, tai kriptovaliutos. Jų nereikia bijoti šiai dienai, tai yra pinigai, yra žmonės, kurie kriptovaliutas turi, dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Jūs kaip verslas tos pinigus galite gauti į savo sąskaitę kaip eurus pagal tos sekundės kursą, tad jums nebūtina bus kaupti kripto monetų, o iš karto gaunate eurus. Tačiau jūsų pirkėjas, turėdamas kažkokius kripto pinigus, galės su jumis atsiskaityti. Tai CoinGate vienas iš pavyzdžių, lietuviška kompanija, kuri gali tai padėti jums įvykdyti. Taip pat su pinigų surinkimu reikėtų ir nepamiršti leasingus. Leasingai sudaro ganėtinai nemažą dalį, apie 5% maždaug, taip priklausomai nuo srities, nes buitiniai technikai dažniau tai naudojama, smulkios vertės prekėse mažiau, tačiau čia reikia nepamiršti vieną dalyką. Tai jeigu patys nesinaudojat leasingu, tai nereiškia, kad jūsų klientai nesinaudos leasingu. Tai krepšeliai nuo 80, nuo 100 eurų jau yra leasinguojami. Ir kitas momentas, kad galbūt klientas, žinodamas, kad galės įsigyti leasingų pas jūs, jis nupirks ne vieną prekę už 50 eurų, o nupirks 3, pasiims leasingą 3 ar 5 mėnesiam ir tokiu būdu iš jūsų nupirks daugiau prekių. Tad leasingų nereikėtų bijoti, jį reikėtų netgi tam tikrą prasme akcentuoti ir pranešti savo pirkėjams, kad galite atsiskaityti, tarkime, per 3 mėnesius be pabrangimo. Tokia opcija egzistuoja. Faktas, kad pinigai leasingo bendrovė turi būti sumokėti arba iš jūsų, arba iš pirkėjo kaip palūkanos, bet jeigu marža leidžia, tai tikrai yra vienas iš tokių, skaičiau, labai gerų dalykų, kaip galima padidinti savo pardavimus su BNPL vadinamu produktu, tai yra mokėk vėliau, pirk dabar. Tad tikrai bent 1-2 leasingus ir rekomenduočiau elektroniniai prekybai naudoti. Tai jeigu neturite nei vieno, tikrai taip galėtų būti vienas iš tokių žingsnių, ką lengvai ir greitai galima pasidaryti. Vežėjai, tai Lietuvoje pagrindiniai vežėjai, kas po Lietuvą,
Latvija, Estija veža prekes, tai Omniva, DPD, LP Express, Vinipak, Itelo. Tai integracija su vežėjais gali palengvinti jūsų darbą, kad tiek lipdukai, tiek grąžinimai galėtų būti automatizuoti, kad jums nereikėtų suvedinėti duomenų į skirtingas sistemas, skirtingais formatais, grupintis, kaip tą grąžinimą padaryti. Apie juos šiek tiek sekančiame žingsnėje dar papasakosiu. O jeigu vis dėlto sistema neleidžia vežėjus tiesiogiai integruoti, tai yra tokie įrankiai kaip Multisiuntas LT, Pigiau LT, kur vienos integracijos dėka jūs galite pasiekti ženkliai daugiau vežėjų, ne tik minėtus 5, bet ir DHL, FedEx ir taip toliau. Tai servisai leidžia jums iš jūsų elektroninės parduotuvės įtraukti duomenis į jų sistemas, jų sistemoje gauti visą reikalingą medžiagą, kurią galima atspausdinti ir užklijuoti ant dėžės. Tai yra tikrai ženkliai patogiau, negu kiekvieną kartą, kiekvieną siuntą rankiniu būdu kopijuoti. Tikrai tenka matyti ir didesnius verslus, kurie iki šiol tai daro rankiniu būdu, bet paskaičiavus galiausiai kiek per mėnesį žmogiškųjų resursų tyrimą, lipdukų spausdinimui ir copy-paste procedūros darimui, tai paskaičiuojam, kad porą dienų. Ir paskaičiavus, kiek tai per metus kainuoja, iš tiesų dideli pinigai, kurios verta būtų tikrai sutaupyti ir tos žmogiškosios resursus skirti kitiems procesams ir tobulinimui. Be abejo, yra ir taip vadinami 3PL kaip paslauga, tai yra, kai jūsų prekės sandėliuojamas ir siunčiamas iš kitų sandėlių. Pradžioj galbūt tai gali atrodyti irgi brangus malonumas, bet vėlgi paskaičiuokime, kiek kainuoja sandėlys, pakavimas, priėmimas, išvežimas, markiravimas, visi tie procesai ir tikrai tai yra gera paslauga, ypač jeigu tai yra mažesnio verslo dydis, tai tikrai galima šitoje vietoje sutaupyti savo resursų ir atidėti dar vieno žmogaus priėmimą į verslą kaip resursą. Kalbant apie grąžinimus, tai vis daugiau vežėjų siūlo paslaugą, kad siunčiant siuntą galima uždėti papildomą varnelę, kad kartu su ją galima būtų klientui pateikti ir grąžinimo galimybę. Tai Omniva, Vinipak tikrai turi galimybę kartu su to, kad jūs atspausdinat lipduką, tai arba jums duos vietoje vieno lipduko 2, tai reiškia grąžinimo etiketę galite įdėti į vidų ir žmogus norėdamas grąžinti jums siuntą, tiesiog tą lipduką užklijuos ant dėžės ir grąžins jums atgal. Yra ir galimybė nedaryti to automatizuotai, tai kai kurie vežėjai kaip Omniva, DPD tai daro tokiu būdu, kad pirkėjui SMS žinute atsiunčia koduką, kurį jis gali atėjęs į paštomatą suvesti ar nuskenuoti ir nemokamai grąžinti jums tą siuntą. Kodėl nemokamas grąžinimas yra gerai, tai pagrindinis akcentas yra į tai, kad vėlgi vartotojui yra patogiau, jis nebijo iš jūsų nupirkti, žino, kad grąžins jums siuntą ir atgaus savo pinigus. Tad taip, finansiškai tai jums kainuoja. Tačiau jeigu paskaičiuosime, kiek bus tų, kurie bijo nusipirkti iš jūsų, ypač jeigu ta parduotuvė mažiau žinoma ir kiek vis dėlto nupirks tą prekę, žinodami, kad ne tik grąžinsiu, tai tikrai tas procentas bus jums į naudą ilgojų periodų. Tačiau jeigu norime tai automatizuoti ir leisti daryti šiek tiek pusiau tokių rankinių būdų, tai Omniva turi savo produktą, anksčiau jis vadinasi Flipo, dabar grąžinimai Omniva LT. Galima daryti ir paprastesnių būdų, kad jeigu norite, tarkime, tinklalapyje, kad žmogus galėtų įforminti jums iš pradžių užpildyti formą, pateikti savo duomenis ir jūs vėliau rankiniu būdu vykdysite tą visą užklausą. Tai yra tokie įrankiai kaip Formap, MB Social, galų gale ir Google Forms, kur į tinklalapį jūs galite įdiegti tam tikrą formą, klientas ją užpildo, jūs gaunate tos duomenis ir jais vėliau operuojate. Tad atitinkamai jūs galite matyti ir priežastį, dėl ko jūs nori grąžinti, jeigu tai jums yra labai aktualu. Ir galbūt kažkokie papildomi klausimai toje formoje galėtų būti pateikti. Tad tai yra tokie vieni lengviausių būdų, kaip galima būtų suvaldyti grąžinimus iš klientų. Priklausomai nuo pardavimo prekių, tai yra ką parduodate, tas procentas svyruoja, pas drabužius, batus, jie tikriausiai būna vieni didesnių,
pas kitas prekes be abejo šiek tiek mažiau, tačiau tai gali siekti iki 20% nuo visos apyvartos. Tačiau 5% tikrai yra toks labai netgi skaičius, sveikas skaičius, kiek tų grąžinimų gali būti elektroninėje prekyboje. Viena iš dalių, kuri yra tikrai labai svarbi ir ties ko mažai susimasto tiek mažieji, tiek didėjai prekybininkai, tai atsiliepimai. Pabandykite prisiminti vieną iš savo paskutinių pirkimų, kokioje nors nepažįstamoje elektroninėje parduotuvėje ir ką jūs darėte. Tikriausiai vienas iš dalykų bandėte pažiūrėti, kaip vadinasi ta įmonė. Tada tos įmonės pavadinimą suvesti į kokią nors informacinį tinklalapį, pažiūrėti darbuotojų skaičių, apyvartą, pelningumą, kas dabar yra viešai prieinama ir suprasti, baisu, nebaisu pirkti. Tačiau statistika sako, kad jeigu yra atsiliepimai, tai didžioji dalis žmonių tais atsiliepimais pasitikė, tai yra daugiau negu 80%. Tai daug žmonių skaito atsiliepimus, daug žmonių jais tiki. Šitoje vietoje nereikėtų galbūt apgaudinėti tų vartotojų pateikiant netikrus atsiliepimus, jos tikrai nesunku surinkti su elektroninio laiško pagalba, apie tai irgi vėliau šiek tiek dar papasakosiu. Tai galima automatizuoti, nebūtina netgi daryti taip, kad klientai patys galėtų jūsų tinklalapyje parašyti tą atsiliepimą, tegul jie jums parašo elektroniniu paštu ir jūs jau rankiniu būdu įkelsite į tinklalapio puslapį. Tačiau, kuo daugiau jūs akcentuosite tai, kad jūs renkate atsiliepimus, juos vaizduojate, nebūtinai tie atsiliepimai turi būti vien teigiami, tegul tai būna netgi ir kažkoks neįgiamas atsiliepimas, nes nebūna vien tik teigiamų dalykų šiam pasaulyje. Tačiau labai svarbu, kaip jūs komunikuojate. Tai jeigu, tarkime, iš paveiksliuko įmant Rekvizit.lt, kur dažnai būna atsiliepimai, tai jeigu gavote neįgiamą atsiliepimą, būtinai jį atsakykite. Gavote teigiamą, taip pat rekomenduočiau atsakyti. Tai ar tie atsiliepimai būtų Rekvizit.lt ar Google platformoje prie Google Business paskyros, tai būtinai komunikuokite su savo klientais ir bandykite jiems atsakyti. Nes komunikacija yra vienas iš tokių irgi svarbių dalykų, kad jeigu aš ieškau atsiliepimų ir matau, netgi buvo neįgiamas atsiliepimas, tačiau iš jūsų kaip prekybininko yra duotas grįžtamasis ryšys, tai reiškia, kad jūs dedate savo pastangas ir rūpinate savo klientais, tai pirkėjas tikrai nebijos iš jūsų nusipirkti prekes. Tai daugiau galbūt galioja mažom elektroniniam parduotuvėm, nežinomom, tačiau ir didesniam elektroniniam parduotuvėj tai bus kaip papildomas bonusas, ko dėka pas jūs apsipirks tie klientai, kurie bijo, nepasitikė, kurie galbūt ir iš šiol dar nėra pirkę internetu ir norėtų pas jūs nusipirkti. Tad pagalvokime visada ir apie tą auditoriją, kuri yra nepatikli, bijantis ir norėtų iš jūsų įsigyti. Norėčiau taip pat irgi akcentuoti ir patį pirkimo puslapį, nes vienas iš tokių baisiausių dalykų, kas nutinka elektroniniai parduotuviai, tai kai žmogus pasiruošia jau prekes, ką jis nori nusipirkti, ateina į pirkimo puslapį ir negali užbaigti pirkimo dėl vienokių ar kitokių problemų. Tai yra pagrindinės taisyklės, kom reikėtų remtis, žiūrint elektroninę parduotuvę. Ir čia paminėsiu, kad didieji prekybininkai ir mažieji prekybininkai čia turi šiek tiek skirtingą svorį ir galimybės. Tad tai negalios tokiam milžinam kaip eBay, Amazon, netgi prekybvietės, jie turi kitus tikslus, jų tikslas yra daugiau kaupti pirkėjų duomenų bazės ir vėliau su jomis dirbti, tai jie gali sau leisti priverstinės registracijas, ko sau negali leisti mažieji prekybininkai. Tad jeigu kalbėti apie mažosius prekybininkus, kur apyvarta nesiekia 100 000 eurų per mėnesį, tai arba jau nekalbant apie mikro parduotuvės, kur yra tik tai iki 1000 eurų apyvarta per mėnesį, tai mažieji tikrai negali sau leisti priverstinės registracijos. Dėl ko? Klientas atėjęs ir negalėdamas nusipirkti, jam pateiksite registracijos formą. Galbūt ta registracijos forma reikalaus e-mailo patvirtinimo. Galbūt ta registracijos forma dabar manęs reikalaus kažkokią specifinę slaptažodžio su
vienu skaičium ir vienu spec simboliu, o mano slaptažodžiai yra netokie. Aš pamiršiu galiausiai slaptažodį, jeigu antrą kartą pas jūs norėsiu apsipirkti. Galbūt tas registracijos procesas mane įvels į tai, kad aš turėsiu laukti valandą laiko, kol gausiu elektroninio pašto adresą, galiausiai išeisiu pas konkurentą ir ten nusipirksiu. Tad, norėdami supaprastinti šį procesą, apsvarstykite galimybę, kad pirkimas be registracijos būtų kaip pirmoji opcija, ką gali lankytojas pas jūs padaryti. Idealiu atveju, kad pirkimo procesas būtų vieno žingsnio, nebūtų taip, kad pirmam žingsnį aš pasirenku, ar noriu registruotis, nesiregistruoti. Ta registracija galima iš karto ir pateikti, kaip jeigu turite prisijungimus, prisijunkite, galbūt neturite, tai užsiregistruokite. Tačiau tai neturėtų būti taip, kad pirmam žingsnį aš turėčiau pasirinkti, ar aš noriu prisijungti, tas mygtukas pirkti be registracijos yra beveik nematomas kažkur šone, tad jį bent jau suakcentuokite, kad tai matytųsi tas mygtukas akivaizdžiai, kad nereikėtų jo ieškoti akimis. Ir tikrai nedarykite taip, kad jeigu jūsų pirkimo procesas vis dėlto susidaro iš, tarkime, 3-4 žingsnių, o blogiausiu atveju tai galėtų būti 7-8 žingsniai, kur 5 bepildant jau pamiršau, ką antrame užpildžiau, tai tikrai nepakiškite jokių paslėptų mokesčių paskutinėme žingsnelėje. Nes jeigu vartotojas atėjo, jis jau nusiteikęs pirkti ir paskutinėme žingsnėme jūs jam parodote, kad pakavimo mokestis 3 eurai užsideda. Na, galbūt net 3 eurai turės įtaką, kad jisai nepratęs pirkimo, tačiau tai, kad jūs jį nustebinot ir paskutinę minutę jam pakišot 3 eurų mokestį, jisai tiesiog atbaidys ir psichologiškai žmogus nenorės su jumis turėti nieko bendro, nes kažkokie neaiškus mokesčiai visą laiką yra blogybė. Tad esant galimybei, geriausias scenarijus yra vieno žingsnio pirkimas, kur aš neįvedęs jokių duomenų, galiu pamatyti, kaip aš galiu gauti prekę, kaip aš galiu susimokėti, galbūt aš galiu atsiimti pats, o ar man pabrangsta, jeigu mokėsiu grynais pinigais, kokia yra galutinė suma ir man nereikia išeiti į kažkokią kitą puslapį. O jeigu naudojate dovanų kuponus arba nuolaidų kuponus, taip pat ta procedūra turi būti kuo paprastesnė, kad tai nereikalautų jokių papildomų įvedimų, problemų ir klaidų pranešimų. Tai skaidrėje pateikiau irgi statistiką, kiek procentų žmonių nubyra šiame procese. Kad apie šitos momentus, sakyčiau, tai yra turbūt tokia pagrindinė dalis, dėl ko nubyra žmonės būtent pirkimo procese. Kad žiūrint statistiką, tarkime, tą patį Google Analytics, yra žmonės iš to tunelio išeinantis, tai yra normalu ir tas procesas nebūtinai reiškia, kad tai yra blogai. Pakankamai aukšti procentai yra ir to, kad žmogus atėjo iki pirkimo puslapio, pažiūrėjo viską ir tiesiog grįžo toliau apsipirkinėti. Tai reiškia, kad jūs jam galbūt atsakėte į visus jo klausimus arba neatsakėte. Jeigu jau vis dėlto žmogus nori registruotis pas jūs parduotuvę arba, tarkime, įsiverčia registruotis, tai pirma, apie ką pagalvos vartotojas, tai ką aš gausiu už tai, kad jums atiduosiu savo duomenis, ką aš gausiu už tai, kad užsiregistruosiu, ką aš gausiu už tai, kad tapsiu jūsų narių. Ar tai bus kažkokios tai naudos, ar tai bus kažkokios tai akcijos, prieiga prie galbūt geresnės kainodaros. Tad vartotojas visada galvos būtent per prizmę, ką aš gausiu. Ne ką jūs kaip verslas gausit mano e-mailą, galbūt aš netyčia dar uždėsiu varnelę, kad noriu gauti naujienlaiškius, tačiau pagalvokite ir iškomunikuokite, ką gaus tas vartotojas. Jeigu turite galimybę, yra tokie įrankiai kaip Facebook login, Google login, jie supaprastina tiek pačią registraciją, tiek prisijungimą prie jūsų internetinės parduotuvės. Šiai dienai, sakyčiau, šios dvi prisijungimo galimybės yra, gal nepavadinkim dar to kaip standartas, tačiau didžioji dalis vartotojų sutinka su to, kad tai galėtų būti kaip pagrindinė opcija, kaip aš prisijungčiau prie elektroninės parduotuvės. Man nereikia tada žinoti nei slaptažodžio, nei galvoti, kaip ten prisijungti, o koks ten sudėtingumo lygis to slaptažodžio. Ar aš ten pamiršau tą slaptažodį. Aš tiesiog ateinu, paspaudžiu vieną mygtuką, Facebook arba Google tinkle patvirtinau, kad taip, aš jungiuosi, perduok mano duomenis ir tokiu būdu aš patenku į parduotuvę, parduotuvė mane atpažįsta.
Tai jeigu vis dėlto nutiktų taip, kad verčiate vartotoją registruotis ir jis pamiršo savo slaptažodį, nes jūs privertėte jį naudoti ir skaičių, ir dar spec simbolį, tai skaičius, kiek procentiškai žmonių nenorės netgi atstatyti savo slaptažodį, o tiesiog išeis kitur, tai yra, ne 100%, bet kaip matot, 92%, tai yra būtent toks milžiniškas skaičius, kiek žmonių tiesiog pas jūs nepratęs savo kelionės ir jums neatiduos savo pinigų. Vienas smulkus, bet irgi labai labai svarbus momentas, tai pašto kodo užpildymas. Šiai dienai tikrai nesunku realizuoti ir tokį dalyką, kad žmogui vedant savo gatvę, namo numerį, jam būtų automatiškai užpildytas ir pašto kodas. Kodėl tai yra paprasta ir svarbu, kad didžioji dalis žmonių nežino pašto kodo. Daug parduotuvių tai daro tokiu principu, kad padaro klaustuko simbolį, kurį paspaudus aš galiu išeiti į kažkokį puslapį, ten per 5 minutės susirasti savo pašto kodą ir galbūt netyčia dar grįšiu pas jūs ir jį užpildysiu. Blogai. Galbūt žmogus suves bet ką. Tai jums tada blogai, nes jūs formindami siuntą pas vežėją, tai arba vežėjas jums parodys, kad blogas pašto kodas ir nepristatys ir jūs eisit dirbti už klientą, arba galų gale vežėjas jums išrašys papildomą mokestį už tai, kad pašto kodas buvo netaisyklingas, siunta iškeliavo į kitą Lietuvos galą ir galiausiai buvo pataisyta ir dabar su pavėlavimu bus pristatyta klientui ir klientas bus vėlgi nelaimingas, nes žadėjo pristatymą per 1-2 dienas, o jis gaus per 3. Tad tikrai yra galimybė tai valdyti automatiniu būdu, pašto kodų duombazės yra prieinamos įvairiais formatais, mokamai, nemokamai ir tokius duomenys jūs galite automatizuoti, kad žmogui net nereikėtų galvoti apie tą pašto kodą, nebent jis pamatytų jau netaisyklingą, žinodamas, kad vakar pakeitė jo pašto kodą, o pas jūs dar duomenų bazė poros mėnesių senumo. Ir rezimuojant, dėl ko mane paliko, ką aš padariau ne taip, tai dažniausiai vartotojai palieka jūs dėl papildomo mokesčio, kuris atsiranda netikėtai, dėl registracijos arba kažkokios pareigos, kuri tikrai nereikalinga užbaigti pirkimo procesą, dėl ilgo pirkimo proceso, kad yra daug žingsnių. Galbūt jie tik tai paskutiniam žingsnėje pamatė, kad prekę jie gaus vis dėlto per 3 savaitės, o jie tikėjosi, kad gaus tai rytoj. Taip pat nemaža problema yra, kai nepavyko susimokėti, kai jūsų partneris, kuris padeda jums surinkti pinigus, tiesiog užlūžo, neveikia arba dar kažkokie procesai neteigiami. Tai būna gan retai, tačiau ir tai pasitaiko. Ir kaip minėjau, procentas, kuris yra normalus, kad Google Analytics statistikoje jūs matysite, kaip klientai atėjo iki jūsų pirkimo žingsnio ir neužbaigė to pirkimo, yra grubiai 2/3 žmonių. Jis yra pakankamai aukštas, tačiau tai yra normalus, taip sakant, skaičius. Jo bijoti nereikia, tačiau galite pagalvoti, kaipgi bandyti pamažinti tą skaičių. Ir galiausiai pasidarykime dar tokį auditą, kad dėl ko galėjo nepirkti. Galbūt prekių kainodara buvo neteisinga, per didelės kainos, tai yra įrankiai, kurie leidžia jums skenuoti jūsų konkurentus ir matyti, kas parduoda tas pačias prekes pigiau. Galbūt jūs prekės puslapyje neiškomunikavote, per kiek laiko jūs pristatysite prekę. Ar bus ten leasingas, ar bus galimybė sumokėti kreditinę kortelę. Tai galvodami apie prekės puslapį, būtent apie tą svarbiausią puslapį jūsų parduotuvėje, tai aš žiūriu į prekę, matau jos kainą, šalia aš norėčiau pamatyti, per kiek laiko jūs man pristatysite tą prekę ir kaip aš galbūt leasingo būdu galėsiu už ją susimokėti. Tad tokius dalykus, ką galima iškomunikuoti dar prekės puslapyje, jeigu tai nebus tikslus skaičiai, tai galbūt galima padaryti kažkokį tai reklaminį skydelį, kuris pasakys, kad tipiškai pristatome per 2-3 darbo dienas. Tai tikrai bus pirkėjui į naudą ir peržvelkite savo internetinę parduotuvę, ar tokius duomenys jūs rodot. Nes pristatymo terminas yra vienas iš tokių irgi apsisprendimo
žingsnių, kada žmogus sutinka arba nesutinka tęsti kelionę. Taip pat, kas liečia ir didelius žaidėjus, ir mažus, tai galimybė su jumis susisiekti. Jūs turite būti pakankamai arti pirkėjo ir jeigu jam kilo klausimai, kad jisai galėtų jums paskambinti arba parašyti žinutę ir užduoti savo rūpimą klausimą. Didžioji dalis klientų labiau bus linkę rašyti žinutę negu skambinti, tad žinutės rašymą labiau netgi suakcentuokite negu telefoną, nes daugelis žmonių psichologiškai bijo inicijuoti skambutį pirmi. Tai leiskite jiems parašyti. Ypač jeigu tai yra nedarbo laikas, tai tikrai 12 nakties lankytojas jums neskambins, o bus labiau linkęs palikti žinutę. Sekančiose skaidrėse šiek tiek apžvelgsiu įrankius, kas dažniausiai naudojama. Tų įrankių be abejo yra begalė ir apie juos galima būtų dar porą valandų kalbėti. Tačiau čia apžvelgsiu tokius pagrindinius, ką labiausiai verta būtų daryti kaip tokia kasdieninė higiena. Tai Google Analytics tikriausiai yra vienas tokių žinomiausių įrankių, ką visi naudoja ir žino, tačiau retas, kuris ten užeina pažiūrėti tos statistikos. Tai duomenų kaupimas, bet jų nežiūrėjimas, neanalizavimas, tai yra tokia, sakyčiau, viena iš nuodėmių, kurią galite padaryti. Įrankyje, kaip žinot, galima matyti lankomumo statistiką, srautų statistiką, tarkime, iš kokio srauto arba kanalo, arba netgi tinklalapio ateina žmonės, kurie yra pas jūs ne tik kaip lankytojai, tačiau jie tampa jūsų pirkėjais. Atitinkamai tada galėsite žinoti, kad, pavyzdžiui, biudžetas skirtas tam tikram tinklalapiui, kuris pirkote reklaminį skydelį, neatsipirko netgi apyvartos prasme, nekalbant apie pelną. O biudžetas, kur darote labai mažą investiciją, tačiau iš ten pirkėjai ateina ir didžioji jų dalis konvertuojasi į pirkėjus ir tai generuoja jums apyvartą, ten skiriamas per mažas biudžetas. Tai statistikoje jūs galite matyti ne tik lankomumo, tačiau ir pirkėjus, ir iš kur tie pirkėjai ateina. Ar tai reklaminiai skydeliai, ar Facebookas, ar Instagramas, ar Google Ads ir taip toliau, ta statistika yra pakankamai tiksli. Šiek tiek jie iškreips dabar duomenis nuo kovo 1 dienos įsigaliojęs Consent 2, tai kai Google'as leidžiant savo reklamą dabar dar daugiau sugriežtino savo taisyklės ir jeigu anksčiau dar daug kas piknaudžiavo ir tiesiog informuodavo, kad šiame tinklalapyje mes naudojame slapukus ir vienintelė galimybė paspausti mygtuką sutinku, kad uždaryti tą langą, tai šiai dienai taip jau daryti visai nebegalima, nes Google Ads reklama jūsų neveiks tinkamai, atitinkamai Google Analytics rodys tik tai maždaug pusę srauto. Tai ką reikėtų šitoje vietoje daryti, tai tvarkingai padaryti slapukų politikos pasirinkimo puslapį, kad žmogus sutiktų, nesutiktų arba pasirinktų, su kokiamis sąlygomis jis sutinka būti sekamas, o kur ne. Ir tokiu būdu jūs galėsite tam tikrus duomenis matyti. Tačiau turėkite mintyje, kad Google Analytics rodys jums maždaug taip apie 50–60% visų lankytojų, nes dalis jų tiesiog nepaspaus nieko arba paspaus mygtuką nesutinku. Ką leidžia jums daryti įrankis Hotjar, tai stebėti savo puslapio lankytojus. Įsivaizduokite, kad kiekvieną rytą, gerdami kavą, jūs galėtumėte žiūrėti YouTube įrašą apie savo lankytoją. Tai labai naudinga yra įdiegti Hotjar įrankį į savo apsipirkimo proceso stebėjimą. Galbūt nereikia stebėti į kiekvienas prekes, ten titulinio puslapio ir panašiai, tačiau pirkimo procesas galėtų būti vienas iš tų dalykų, ką jūs galėtumėte kiekvieną rytą stebėti. Kaip žmogus vedžioja savo pelę, o pelė atspindi akis. Tai yra pelės kursorius. Tai kaip jis ką naršo, ką žiūri, kur spaudžia. Iš to galite bandyti samprotauti ir suprasti kažkokias tai problematikas, kad galbūt jis ateina iki noro užsiregistruoti pas jūs puslapyje, bando vesti 5 kartus slaptažodį, tą slaptažodį jam nepavyko suvesti ir išėjo. Tai tikriausiai galbūt kažko reikalaujate iš to slaptažodžio kitaip, negu jis pats tikėjosi. Galbūt jis pasirinko kažką, pamatė, nežinau, tą patį iššokusi papildomą mokestį ir tai buvo paskutinis jo pelės paspaudimas puslapyje. Tai tikrai naudingas tokiai analizai įrankis, kuris užtrunka saldinai neilgai, tačiau rytais
prie kavos puodelio tikrai galima tokius dalykus pažiūrėti ir bandyti suprasti, kuriuose vietose darote klaidas ir kur to galima būtų nedaryti. Kiekvienas prekybininkas be abejo domisi ir to, kad natūralioje paieškoje, Google paieškoje, kuri praktiškai dominuoja Lietuvoje pas mus, tai būti kuo aukštesnėse pozicijose. Tai vienas iš tokių populiaresnių įrankių yra hrefs.com, kur galite matyti savo statistiką, galite matyti konkurentų stebėjimą vykdyti ir matyti, kuriuose pozicijose kylat, kuriuose leidžiatės. Pagrindinis dalykas, ką jūs galite padaryti mažiausiais resursais, tai savo puslapyje rašyti straipsnius, padaryti kažkur, tarkime, apatinėme meniu stilti straipsnį, pirkėjo dydas, ir rašyti straipsnius tokio pobūdžio, kad ko galėtų ieškoti jūsų potencialūs pirkėjai, kai jie dar nežino, ką jie nori nusipirkti. Tarkime, jūs prekiaujate sporto inventorium. Tai straipsnis, kaip išsirinkti ledučius, kaip išsirinkti riedlentę, kaip išsirinkti dviratį, tikrai būtų vieni geriausių, nes žmogus nežino, ar jis nori to brendo, kurio jūs prekiaujate, ar ne to. Jisai gal nori dar iš pradžių pradinės informacijos. Tačiau kas vyksta, kad jisai į Google veda būtent klausimus, kaip išsirinkti, kuo skiriasi A nuo B ir panašaus pobūdžio dalykus. Tad būtent toje stadijoje jūs galite pateikti savo straipsnį, paieškos sistema tą straipsnį suindeksuoja, gaunate gerą poziciją ir tai įgaunate potencialų pirkėją. Tam pirkėjui atėjus į puslapį, jis pamato straipsnį, prie to straipsnio galite pridėti kelias populiariausias prekes ir galiausiai, jeigu jis sutiko su slapukais, jūs galite jam vykdyti ir taip vadinamą dinaminį remarketingą, kai jūsų reklama persekioja tą žmogų ir jam būnant kitose tinklalapiuose, tie patys ledučiai dabar jį persekios, kol jis iš jūsų nenupirks. O kai nupirks ledučius, persekiosit jį su apsaugom. Tai tokiu būdu jūs galite tas vartotojus ne tik pagauti nemokamai, galite juos vėliau ir persekioti ir netgi po pirkimo taip pat pateikti jam šiek tiek kitokį turinį. Kas liečia naujienlaiškius, čia irgi pateikiau 2 lietuviškus produktus. Tai su naujienlaiškiais yra 2 prizmės. Vienas dalykas, kad taip, užtrunka naujienlaiškį sukurti, kad jį išsiųsti, reikalinga duomenų bazė ir taip toliau. Tačiau, ką galite padaryti paprastoju būdu, tai galite sistemose sukurti taip vadinamas automatizacijas. Tarkime, žmogus pas jūs užregistravo, jūs jam išsiunčiate pasveikinimo laišką. Žmogus įsidėjo kažką į krepšelį, neužbaigė pirkimo, jūs jam išsiunčiate laišką, kad galbūt kažkas nepavyko, matome, kad tokias tai prekes buvote įsikėlę į krepšelį, kodėl jums tai nepavyko, galbūt galime padėti. Tai automatizuojant šiokius tokius procesus, jūs galite būti ir arčiau vartotojo ir iš to papildomai uždirbti, kad primenant apie save, primenant apie apleistą krepšelį, galbūt pasveikinti jį su gimtadieniu, jeigu tokius duomenis renkate. Galite tik atlikę automatizaciją jau gauti iš to naudos. Jeigu jau vis dėlto aktyviai ieškote prenumeratorių, iššokdinate formas, kur žmogus gali palikti savo pašto adresą, už pašto adresą jūs jums sakote, kad duosim jums pirmam įsipirkimui 2 eurų nuolaidos kuponą, tai be abejo gavėjų gausite daugiau ir iš tų, kurie gaus tą nuolaidos kuponą, tik 10% pasinaudos to nuolaidos kuponų, būtent minėtas 2 eurų pavyzdys. Tai keliose elektroninėse parduotuvėse taikėm tokią praktiką ir rinkom statistiką, kiek žmonių palieka savo pašto adresą vardan to, kad gauti kuponą ir kiek iš tikrųjų jo vėliau pasinaudoja. Tai mūsų statistika buvo tokia, kad 10% lankytojų paliko savo pašto adresą ir tik 10% iš jų pasinaudojo to kuponą. Tai iš esmės buvo labai pigus būdas surinkti naujienlaiškių prenumeratorių kiekį, kuris yra legalus, oficialus, ir mes galime juos vėliau pasiekti elektroninio pašto adresais. Be abejo, tie laiškai, kuriuos siūsite, tai neturi būti kasdieną kaip spamas, tai turi būti ir ne tik pardavykla, o kažkokia ir edukacija, ir papildomas kažkoks turinys, kur žmogų gali sudominti. Tad tikrai tai yra vieni iš tokių geriausių būdų, kaip pasiekti savo auditoriją ir kanalas, lyginant su grąža, yra praktiškai pats pelningiausias. Apie tai tikriausiai matėte ir kitame webinare
kur pasakoja Matas iš NFQ. Žaidimifikacija, tai angliškai gamification, yra irgi vienas iš tokių būdų, kuris šiai dienai dar galbūt nėra super įprastas ir daug kur naudojamas, tačiau neabejoju, kad matėte laimės ratą, kur atėjus į tinklalapį, iš kairės pusės iššoka laimės ratas, prasukot, galbūt kažką gavot arba negavot. Yra ir šiek tiek daugiau įvairių formų, kur tai gali būti ir kažkokie laimės ratai, nutrink mane, gauk kažkokią tai dovanų kuponą, atsakyk į klausimus. Tai gali būti nebūtinai ir vien tik tai dovanų kuponai, tai gali būti ir pažindinimas su savo prekės ženklų to vartotojo, kad, tarkime, žmogus atėjęs į puslapį, jis turi atsakyti į jūsų klausimus ir atsakęs teisingai arba neteisingai pamatyti, koks tas teisingas atsakymas buvo. Galiausiai, jeigu jis nori gauti kažkokią dovanėlę ar kuponą, jis turi palikti jums savo pašto adresą, o ką su juo daryti, jūs jau žinote. Procentai, kiek žmonių dalyvauja žaidimuose ir kiek palieka savo pašto adresą, yra iš tikrųjų milžiniški. Ir tai yra vienas iš tokių tikrai gerųjų dalykų, kaip galite praplėsti savo lankytojų kasdienybę, paįvairinti bei surinkti pašto adresus. O jeigu jūs dar padarysite žaidimą, kurį galima žaisti, rinkti taškus ir daugiausiai taškų surinkti žaidėjas kartą per mėnesį pas jūs gauna kažkokią tai dovaną 100 € vertės, tai žmonės ne tik vieną kartą pas jūs ateis į tinklalapį, o jie ateidinės pas jūs atėję į darbą, vietoj darbo, vidury darbo ir po darbo. Tai ko prizas bus vertingesnis, to žmonės labiau grįžinės į jūsų puslapį tam, kad pažaisti dar vieną kartą. Dovanų kuponai, daug elektroninių parduotuvių tai sprendžia paprastuoju būdu, kad parduoda kaip prekę, patiša dar pristatymo būdą, kuris nereikalingas, ir tą dovanų kuponą atsiunčia po 3 dienų paštu, kai man reikėjo šį vakarą nupirkti ir padovanoti draugui gimtadienio progą. Tad dovanų kuponai, kuriuos jūs galite parduoti ir momentaliai sugeneruoti kaip PDF failą, išsiųsti paštu arba leisti iš karto atsisiųsti po pirkimo, neprašyti jokių papildomų duomenų iš pirkėjo, tai tikrai tokie dovanų kuponai turi teisę būti ir iš jų pirkimo jūs ką gaunate, tai gaunate pinigus į apskaitą kaip avansus, vėliau kažkada tos pinigus žmonės sunaudos. Tačiau tai yra gera proga ir ką galima komunikuoti. Tarkime, jeigu jūs parduodate statybinės prekes, tai tikrai galite komunikuoti, kad pasveikinkit draugą su įkurtuvėm, nupirk pas mus dovanų kuponą. Gal ne taip primityviai, tačiau pati idėja tikriausiai aiški. Tai dovanų kuponai tikrai yra viena iš tokių prekių, ką galima parduoti, ir tai yra tikrai populiarėjantis dalykas internetinėse parduotuvėse, tačiau svarbu, kad tai būtų tikrai pilnai automatizuota, kad ir pirkimas, ir panaudojimas to dovanų kupono vyktų taip, kaip jis turi įvykti. Automatiškai gavau PDF-ą, jeigu pirkau, tai kuponą panaudojau ir tai teisingai apsiskaito visur toliau. Jeigu vykdote kažkokius pardavimus su nestandartiniam prekiam, tai galbūt jūsų klientus domina komerciniai pasiūlymai, kur perkant 5 prekes aš galiu su jumis pasidėlėti, gauti kažkokius nestandartinius pasiūlymus ir kainas, ir galiausiai vietoj to, kad aš atrašyčiau į jūsų laišką tinka atsiųsti iš ankstinę, jūs man siunčiate iš karto nuorodą su pasiūlymu, ir jeigu man tai tinka, aš pratęsiu savo pirkimo procesą įprastai ir galų gale dar pasidarau tam leasingą. Lojalumo taškai taipogi yra vienas iš tokių būdų, kaip galima pritraukti lankytojus, ir jeigu pas jūs yra proga apsipirkti ne vieną kartą, o tai daryti nuolatiniu principu, tai yra, kai perku pas jūs pastoviai, tarkime, ateinu kartą į mėnesį, tai būtų galbūt kačių, šunų ėdalas, kažkokie sporto vitaminai, papildai, tai kur aš galėčiau ne tik atėjau vieną kartą, skalbėjau mašiną, nupirkau ir išėjau, tačiau aš galėčiau pas jūs grįžinėti kaip lankytojas, tai prisiminkime mūsų prekybos centrus ir jų korteles, kaip kaupiame 1% ir jį vėliau panaudojam, tai elektroninėse parduotuvėse galima daryti absoliučiai tą patį principą. Perkant aš gaunu taškus, galiausiai tos taškus iškeičiu į kuponą ir panaudoju. Jau nekalbant, jeigu tai yra didmeninė prekyba, kad tas žmogus, kuris rūpinasi užpirkimų, tarkime, kavos, kanceliarijos į ofisą, jis gali kaupti taškus, o panaudoti juos galiausiai ir savo. Kaip tai tikriausiai irgi žinote pavyzdys su degalinė, kur
pilat kurą įmonės sąskaitą, gaunat taškus į savo kortelį ir galiausiai pasiimat kavos puodelį ir patys jį išdėlėt. Tai tikrai motyvuoja jūs važiuoti tą degalinę piltis kuro negu kitur. Tai čia yra panašus principas, ką galima nuveikti su taškais. Jeigu tai yra kalba apie montuotojus, apie negalutinį pirkėją, tai dažnai irgi padeda parduoti ir kažkokias tai dovanas, prekes, kad perkant kažką, aš gaunu tiesiog papildomą bonusą, kuris man nieko nekainuoja, tačiau perkant šiuo atveju rekuperatorių, aš gaunu filtrą dovanų, o galbūt perkant rekuperatorių, aš gaunu kavos dovanų ir rekuperatorių aš žinau, kur panaudosiu, nes tam jį ir perku, kad kažkur sumontuoti klientui, tačiau gavęs kavos kilogramą, aš jį pasidėsiu be abejo į savo spintelę. Pripardavimai, kaip mes tai vadinam pridėtiniam, komplektuojančiam prekiam, yra irgi vienas iš tokių pavyzdžių, kai perkant, tarkim, vonę, man reikia ir sifono, ir praustuvo, maišytuvo, senelės, dar kažko tai. Tačiau viską susirinkti per kažkur apačioje esančias susijusias prekes yra sudėtinga. Tai jeigu tai galima pateikti grupėmis ir paprastai, tai tikrai pirkimų kiekis padidės. Apie dirbtinį intelektą irgi galima būtų kalbėti pakankamai ilgai, tačiau jeigu taip trumpai, tai galima generuoti turinį, galima generuoti SEO turinį, galima versti iš vienos kalbos į kitą, galima rašyti taip vadinamą tą duką, tai yra dažnai užduodamas klausimas, kur pats sukuria jums klausimas atsakymus ir tokiu būdu kelių mygtukų paspaudimu jūs turite tam tikrą turinį savo puslapyje, turinys 90% bus tinkamas, tai porą žodžių arba sakinių pataisę jūs galite jį išnaudoti savo reikmėm. Automatizuojant procesus, nepamirškite ir, kad buhalteriją galima automatizuoti, kad likučiai, sandėliai, kainynai, kainos atvažiuoja į elektroninę parduotuvę, kai vyksta užsakymas, tai duomenys nuvažiuoja į buhalterinę sistemą ir visą tai automatizuojama ir parduodat tai, ką turit, ko neturit, neparduodat. Kai pardavėt, viskas nuvažiavo į buhalteriją ir buhalterė laiminga. Kainodara taipogi gali būti kainynai, kur kiekvienas prisijungęs lankytojas gauna skirtingas kainas, skirtingas pasiūlymus, galbūt netgi skiriasi ir asortimentas, tad savo lojalius pirkėjus taip pat galite skatinti ir kažkokiamis nuolaidomis, kad prisijungus ir turint kažką, parduodat ir pigiau tas prekes. Kas vis aktualiau darosi ypač tiems, kas prekiauja į užsienį, tai tas vadinamas OS, kad parduodant prekę taikomas skirtingas PVM tarifas, perkant iš kitos šalies. Tad tą pačią prekę, šiuo atveju skalbimo mašiną, perkant iš Lietuvos ir iš Liuksemburgo, mes gausime skirtingą galutinę kainą. Tad tas PVM tarifas jis turi galioti pagal pirkėjo šalį, tai yra kur keliauja prekė, toks PVM tarifas yra taikomas. Nėra populiarus šiai dienai galbūt dalykas, tačiau buhalterės labai piktinasi, jeigu to jūs neturite, o prekiaujate į užsienį. Nes jei tvarkyti PVM klausimus, tai jeigu jūs pardavėte su didesniu PVM, o jį uždeklaravo mažesnį, tai galbūt ir valio, bet dažnai būna ir priešinga taisyklė, kad pardavėte į šalį, kur yra didesnis PVM, tarkime Lenkija, Vengrija, ir tokiu atveju jūs iš tikrųjų prarandate pelną ir galbūt netgi parduodate į minusą. Ir be abejo partneriai. Tai prekybvietės kaip Pigų, Varlė, Merksų, eBay, Google Shopping, Amazon. Galbūt jeigu žaidžiate pigiausios kainos rinkoje, tai kainų palyginimo portalai pasitarnaus. Jeigu reikia sekti kažkokius konkurentus ir už kiek jie parduoda prekes, tai galite naudotis kaip pricing sistema, kuri gali netgi automatizuoti ir pakeisti prekių kainas jūsų sistemoje. Jeigu turite partnerius, kuriems leidžiate prekiauti jūsų asortimentų, tai leiskite jiems per API arba XML gauti jūsų asortimentą, gauti tai atnaujintų būdų, kad jie kartą per valandą gali sužinoti jūsų likučius ir jais operuojant vykdyti savo pardavimus, kad parduotų tik tą, ką jūs iš tikrųjų turite ir galite jiems parduoti. O liečiant pačią elektroninę parduotuvę, tai tikrai šiai dienai galima ir nuomotis, ir įsigyti, ir kurti savo, ir kurti sudėtingus sprendimus. Tad labai rinka yra plati. Kalbant šiuo atveju mūsų kontekste, tai mes ir nuomojam ir parduodam parduotuvės, priklausomai nuo funkcionalumo skiriasi ir kaina. Ir visos tos paslaugos, kas aplink elektroninę parduotuvę, įskaitant konsultavimą, tai galėtų būti irgi jums pasiekiama
Ir jeigu turite klausimų arba kažkokių iššūkių su savo elektroninėmis parduotuvėmis, tai kvieščiau su mumis pasikalbėti. Dažniausiai randame sprendimą, dažniausiai turime ką pasiūlyti ir stengiamės maksimaliai, kad mūsų klientai būtų patenkinti ir gavę dėmesio iš mūsų. Ačiū Jums labai už Jūsų dėmesį. Tikiuosi iš šios paskaitos webinaro išnešite bent vieną kažkokį punktą, kurį galėsite realizuoti savo versle ir rytoj taip atlikę, poryt gausite daugiau pelno arba naudos. Ačiū Jums labai ir labai laukiu Jūsų klausimų. Dėkui, Vitalijau, už tokį tikrai praktinį pristatymą. Tai apšilantis klausimas būtų tavo kaip eksperto pirminė reakcija. Kai tu atsidarai naują savo nematytą elektroninę parduotuvę, už ko pirmiausia užkliūna tavo akis? Vis tiek žiūri kaip ekspertas, o ne paprastas vartotojas. Už dizaino estetikos. Sakyčiau, kuo labiausiai reikia pasirūpinti pirmam įvaizdžiu, tai mes įpratę gyvenime kalbame apie žmonės, kad pasitinkam pagal drabužius, palydim pagal protą. Tai elektroniniai parduotuviai tikrai turi būti estetika. Nesvarbu, ar jį bus žalia, raudona, mėlyna, violetinė, ten bus vienokie ar kitokie dalykai. Tačiau jeigu aš atinu elektroninę parduotuvę ir jie atrodo kreivai, šlyvai, kažkokios spalvos nesuderintos, kliurkos ir taip toliau, tai aš suprantu, kad klientui, tai yra pardavėjui, nerūpi jo internetinė parduotuvė, tai reiškia, aš kaip pirkėjas jiem rūpėsiu dar mažiau. Tai tikrai tai yra turbūt vienas pirmųjų dalykų, kuris užkliūna netgi dar prieš renkantis tą prekę ir galvojant, ar aš noriu ją nusipirkti. Kaina nebus esminis dalykas L-prekybai. Tikrai galima parduoti ir ne su mažiausia kaina. O tada iš kitos pusės, pažiūrėt, vis tiek nemažai matėjai, turi ir praktinių stebėjimų ir statistikos. O tavo nuomonė, kokios yra pagrindinės elektroninių parduotuvių nesėkmės priežastys? Tai kurioje vietoje būna dažniausiai padaromos klaidas ir neišsisuka tas verslas? Pagrindiniai turbūt du dalykai, bet išskirčiau tikriausiai vieną, tai aš tai vadinčiau tinginystę. Tai yra, kai jūs patys nerūpinate savo verslų, nenorite skirti laiko elektroniniai prekybai ir tai laikote kaip antraeilių dalykų, tai be abejo tas dalykas jums tada ir negeneruos naudos, pelno. Jeigu išskirti antrą dalyką kaip klaidą, ką dažniausiai irgi tenka matyti, kai su potencialiais klientais kalbam, kad sukūrė parduotuvę ne profesionalai, o pažįstamas kaimynas, programuotojas, tai kompetencijos prasme valio, jisai padarė darbą savo, tačiau ar tai veikia tinkamai, ar tai tinkamai sąveikauja su ta pačia paieškos sistema, ar tai galima įdiegti vėliau, taip sakant, išaugus iš tam tikrų marškinių, ar lengva užsidėti kitus marškinius, tai dažnai būna, kad tai, kur iš pradžių pataupyta pinigų ant rimtesnio sprendimo, o buvo pasamdytas pavienis žmogus, kuris tiesiog atliko darbą, nes įdedė porą mygtukų paspaudė ir padavė tą elektroninę parduotuvę neišmanančiam tam prekybininkui, tai irgi dažnai būna kaip viena iš priežasčių, kad su blogu įrankiu startuojant, tai sunku su juo ir įsivažiuoti. Tada natūraliai atsiranda depresija, nenoras su tą parduotuvę nieko daryti ir bandoma kažką dar vis, gal pavyks dar mėnesiuką ir galiausiai uždaro ir sako, kad elektroninė komercija neveikia. Nors iš tikrųjų tas indėlis į tą parduotuvę irgi buvo toks atmestinas požiūris, tai natūralu tada ir, kad sėkmės faktorius irgi tampa labai toks abejotinas. Čia jeigu tokius tipinius, čia dažniausiai mažųjų prekybininkų problematika, ne didžiųjų. Bet tas tinginystės aspektas, kaip tik ir aš buvau klausimą pasižymėjęs, rodėjai, nuo ko galima pradėti, kokie kaštai nuomojantis ar perkant elektroninės prekybos platformą, konsultacijos, o kaip įsivertinti, kiek reikia žmonių valdyti elektroninę parduotuvę? Kad nebūtų, kad neatrodytų, jog tingi ir nesužiūrai galų. Sunkiausias valdymas bus elektroninės parduotuvės, kur reikia fotografuoti prekes. Jeigu jūs negaunate prekių iš tiekėjų, kur jūs gaunate ir nuotraukas, ir aprašymus, ir visą kitą medžiagą, tai sunkiausia bus padaryti mini fotostudiją, aišku, investicijų prasme, tai porą šimtų eurų klausimas, bet
nufotografuoti, įdėti nuotrauką, sugalvoti, sukurti aprašymą. Gerai, dabar čia GPT, Gemini ir kiti įrankiai gali padėti tai viską padaryti. Tačiau tai yra laikui imlus procesas ir užtrunka. Tačiau yra iš to ir kita prizmė, kad reiškia, toje kategorijoje turėsite mažesnę konkurenciją. Tai reikalaus daugiau įdirbio, tačiau bus mažesnė konkurencija ir tikėtina jums bus lengviau parsiduoti. Kas visai priešingai veikia, jeigu tiekėjas duoda savo prekes visiems, visi tas pačias prekes publikuoja, su tais pačiais pavadinimais, aprašymais, nedaro jokio indėlio, tai dažnai tai būna apie tas vadinamas dropshippingo parduotuvės, kur pajungiami keli XML failai į parduotuvę ir prekiaujama to pačiu, tai tiesiog ten laimės tas, kuris garsiau rėks, tai yra daugiau reklamosis, tai tas ir laimės, lyginant su to, kas galbūt turės mažesnį biudžetą, bet tą patį asortimentą. Tai žmonių kiekio prasme galbūt sunku tai būtų įvardinti, aš sakyčiau, 1-2 žmonių užtenka valdyti elektroninę parduotuvę iki kokių 5000 SKU, tai yra prekės kodų nomenklatūros. Ir pasiekti tą būdą, kai jau pelnas viršyje vidutinės 2 algas tų žmonių, taip įmant pagal rinką, tai sukurti darbo vietą 2 žmonėms ir pilnai jos išlaikyti, tikrai nesudaro šiai dienai kažkokių tokių didelių iššūkių. Iššūkiai galbūt jau prasidėtų tada, kai prekiaujama po visą Europą, reikia ir pakavimo, reikia ir sandėlių arčiau pirkėjo, kad, tarkime, papildomai Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje turėti sandėlius, tai tada jau reikalingas didesnis organizmas iš 10-15 žmonių, kad viską tinkamai suvaldyti. Bet iš kitos pusės, reiškia, ir apyvartos pelnas tai leidžia daryti. Okay. Kaštų pajamų analizė. Nesureikšminčiau. Okay. Jo, nes tikrai turime ir klientų, kurie po darbų prekiauja, sakant, 6 grįžta namo ir dar papakuoja prekes ir jas išsiunčia. Ir tos apyvartos, kurios pas juos irgi yra dažnu atveju netgi įspūdingos, sakyčiau. Tad tas žmogiškasis resursas šiai dienai nėra vėlgi esminis tas dalykas, nes tavo, kaip pasakau, 3PL paslaugą paėmus, tai nereikia nei rūpintis, kad prekės atvažiavo, reikia priimti, išsiųsti vėliau. Tai tas procesas irgi gali būti automatizuotas ir nuimtas nuo jūsų kaip žmogaus. Tad lieka tik tai reklama, kurią vėlgi galima perduoti, vykdyti kitiems. Svarbu tiesiog šitose vietose gal vadinčiau taip, kad jeigu tinkamus partnerius surasite, tai tikrai užtenka vieno žmogaus, kad valdyti pardavimus, kur pelnas gali būti mažiausiai 4 ženklus. Na gerai, ir tada tokių bendrinių klausimų perinam prie paskutinio, kuris gana toks praktiškas. Tai gavome klausimą iš klausytojo. Ar logiška pasiūlyta kaina už e-shopo sukūrimą 43 000, tai greičiausiai eurų, prekių būtų apie 500 ir būtų sukeltos neparduodamos paslaugos, įkeltos kaip straipsniai? Gyvenime teko visko matyti, tai biudžetas, taip abstrakčiai atsakyti sunku. Yra produktų, kuriems reikia didelės labai vertės iš programavimo pusės, kad tam, kad kažką pasiekti, reikia priprogramuoti tiek, kad sėdės 5 programuotojai 2 mėnesius, ar 5, ar 8. Tai prekių kiekis, tiesiog suvesti tą informaciją, be abejo, 500 prekių čia, vienam žmogui savaitę ir suvedė. Čia jau taip viršant netgi laiką. Jeigu reikės fotografuoti, kurti aprašymus, tarkim, tai tegul būna mėnesis 2. Tai, žmogus nekainuoja tiek pinigų. Pati sistema, imkime, ar, nežinau, tą patį Verslas.lt, ar žiūrint globaliai, galim apie Shopify kalbant. Tai, sistemos tiek nekainuoja įprastai, tačiau nežinant detalių, gali būti, kad tas biudžetas irgi yra argumentuotas ir tiesiog tas, kuris siūlo biudžetą, jis turėtų argumentuoti, kodėl jis yra toks. Tai tipiniai prekybai dažniausiai užtenka tų standartizuotų sprendimų, ties kom mes dabar akcentuojamės, nes pirmus 7 metus darėm ir standartizuotas, ir customizuotas, tai yra kur visiškai skirtingus sprendimus pagal klientą. Tačiau galiausiai supratom, kad su standartizuotu sprendimu galima praktiškai 90% visko išspręsti, ko negalima išspręsti, galima už kažkokius nedidelius pinigus priprogramuoti ir išspręsti. O tie didėjai sprendimai, jie visada turi teisę būti, ypač kai tai reikalauja sistemos sąjungos kažkokios, kad tarkime tai bus
Navisionas, su sudėtingu CRM ir taip toliau. Tai jeigu tas sprendimas orientuotas į tai, kad tai būtų milijoninės mėnesinės apyvartos, tai aš sakyčiau, 40 000 biudžetas projektui labai bus realus, kadangi jis turi ne tik gebėti parodyti ir parduoti tą prekę, bet ir sugebės įvykdyti visus post procesus. Tai tie post procesai iš tikrųjų automatizacija, ji yra brangi, tai tikrai nėra pigus dalykas. Jeigu imti tą patį dirbtinį intelektą, kuris gali spręsti irgi daugybę klausimų šiai dienai, tai irgi nėra pigus dalykai. Tai irgi abstrakčiai atsakiau, nes nežinau pilnai konteksto to biudžeto ir kas ten už jo slypi, bet galim pabendrauti, visai smagu kartais taip iš šalies duoti kažkokių patarimų. Super, tai ką, ačiū Vitalijau tau už tikrai naudingą laiką. Praktikos buvo labai daug, teorija tik tai mažuma, dažniausiai būna kitaip. Tai tikiuosi ne tik man, bet ir visiems, kurie čia dalyvavo, buvo naudinga. Ir dar kartą pasikartosiu, šią medžiagą, šių įrašų mes su jumis tikrai pasidalinsime, o iš ovacijų emodžių matau, kad tikrai daliai mūsų žiūrovų šitas pranešimas buvo naudingas. Tai ačiū labai ir iki kitų susimatymų. Viso. Ačiū Jums labai. Ačiū. Viso.